Nu ką, sveikinamės su jumis iš naujos vietos. Tai esame pas savo partnerius Autotoje. Šį kartą labai graži vieta, labai smagu. Tai tikriausiai, kad visą tą ateinantį laikotarpį filmuosimės iš čia. Tai tuo pačiu norime jam iš karto padėkoti, kad priėmė mus ir suteikė šitas sąlygas. Tai ką, važiuojam į antrą sezoną. Top Sport Casino lažybos. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Tai grįžtam į antrą sezoną su Ąžuolu. Pirmasis mano buvo, kaip ir pirmasis, šiek tiek buvo įdomesnių dalykų, šiek tiek sunkesnių, geresnių, įvykdytų pažadų Domantai, gal labiau sakyčiau neįvykdytų. Užsibrėžė tikslus, Velsas visgi nelaimėjo nei vienos pergalės, negavo. Ir laukiam ir nesulaukiam to 1000 spaudimų. Nežinau, ką šiemet bandysi pažadėti su Velsu, bet čia gal šiek tiek vėliau. Jo, tai aš gal dar papildysiu, kad šiandien esam šiek tiek mažumoj, trūkstam iš praeito sezono Domanto, tai, kaip sakant, shout-outas jam. Tikimės, kad laikais gerai, o eigoje tikriausiai gal pamatysim ir naujų svečių kažkokių tais. Taip, šį sezoną bandysim daugiau implementuoti kažkokių. Paįvairinti, ne tik, kad mes čia dviese ar tryse, bet pasikviesim ir šitų klubų žmonių, kas daugiau domisi, kad praplėsta akiratį, kas ką palaiko. Žiūrovam įdomiau. Žiūrovam įdomiau, gal pritrauksim skirtingos auditorijos iš kitų miestų, ne tik savus. Tai apie patį turnyrą iš karto gal priminam. Taip. Vėl čia mes susirinkom dėl būtent 6 nacijų ir 6 nacijos yra tas seniausias regbio turnyras. Europoje. Pabrėžti. Europoje tik tai jo. Kur kovoja, varžosi 6 komandos. Tai Britų salynas, airiai, anglai, Velsas ir škotai ir prancūzai bei italai. Taip, tai vėlgi gal pridedam prie tos temos, tai kokios, kas tos 6 nacijos ir kaip visą tai vyksta. Tai iš esmės, tai kaip ir Paulius minėjo, tai seniausias tarptautinis turnyras Europoje. Prieš tai buvo 4 nacijos, kurios vyko tarp 4 šalių, tai Britų salynas ir pasijungė nuo 2000-ųjų italai ir prancūzai. Ir visas tas formatas jau prasidėjo nuo 2000-ųjų ir tai yra 27-asis, man atrodo, 6 nacijų sezonas. Ir tai visos tos komandos žais tarpusavį, kiekvienas su kiekvienu. Ir gale paskutiniam turė tikimasi sužinoti, kas yra čempionai ir kas iškovos būtent tą. Taip, šiemet yra tik tai keletas pasikeitimų, kadangi pernai buvo gana didelis žiūrovų įsitraukimas į 6 nacijas, berods 8% padidėjo žiūrimumas. Tai šiemet dėl besikeičiančių nežinau, kaip pasakyti, vartotojiškumo besikeičiančio. Seniau būdavo 7 savaitės 6 nacijos, tai būdavo žaidžia 2 turus, tada pertrauka, žaidžia 1 turą, vėl pertrauka ir pabaigia 2 turais. Tai įsitęsė iki 7 savaičių, dabar viską sutrumpino iki 6 savaičių. Tai žais 3 iš eilės, tada pertrauka ir žaidžia, ar gal klystu. Bet taip, tikrai viena pertrauka yra. Oi. Faktas tas, kad yra sutrumpinta 1 savaitė, man atrodo, tai dėl ko tai mes kalbėjom, kad tu sakai, kad nori dėl tikriausiai gal besikeičiančių kažkokių tai tendencijų ar apskritai statistiškai įsivertino organizatoriai, kad žmonės nenori laukti ir taip, žais 3 savaitgalius iš eilės, tada bus pertrauka 1 savaitės ir žais dar 2 savaitgalius iš eilės, kas šiek tiek keičia visą tą žmonių, reikia daug didesnės žmonių bazės, nes būdavo, kad
tarkim, jeigu patiri traumą pirmam raunde, dar gali spėti atsigauti. Po pirmų 2 raundų komandos spėjo įsilaižyti mikrotraumas ir tada sužaidė vieną rungtynės, tada ir vėl turi pertrauką. O dabar daro iškart 3 rungtynės, ko dar nėra buvę 6 nacijose. Tai tas kaip ir suteikia pranašumą didesniem tautom, kur turi didelius žmonių kiekius aukščiausio lygio ir šiek tiek pasunkins tikriausiai gyvenimą tom mažesniem šalim, kaip Velsas, Italai ar Škotai. Bet dar labai irgi vienas įdomus faktas, kad antrą kartą istorijoje rungtynės bus žaidžiamos ketvirtadienį. Jo, pirmos rungtynės. Pirmos atidarimo rungtynės bus žaidžiamas ketvirtadienį, tai vėlgi dėl ko taip yra, nes penktadienį, jeigu neklystu, yra žiemos olimpinių žaidynių atidarimo ceremonija, tai kad dėl žiūromumo irgi nenublanktų visas tas 6 nacijų atidarimo renginys, bus rengiamas ketvirtadienį, jie atidarys prancūzai su airiais. Tai toks irgi įdomus reiškinys, sakykime, nedažnas. Kadangi vyksta olimpinės irgi Italijoje, tai tuo pačiu, kaip ir sakei, nenori persipinti ir nenori dalinti žiūrovais, tai bando pasimti kuo daugiau žiūrovų. O šiaip dar, kas liečia vartotojiškumą, aš irgi skaičiau tokį labai įdomų straipsnį, kad 6 nacijų žiūrovai, sakykime, imkime tą auditoriją, 49% yra linkę keliauti, palaikyti savo komandą. Ir čia buvo statistika įvertinta būtent partnerystės, man atrodo, 6 nacijų kažkoks viešbutis yra, kuris remia ir ten jau duoda viešbučius, geras kainas, sakykime, ir visas tas sąlygas. Tai apie 49% žiūrovų yra linkę keliauti ir taip pat leisti laiką, sakykime, žiūrint, stebint, palaikant savo komandas. Taip, nes buvom visą laiką mes kaip tie lietuviai norim nuvykti į 6 nacijas irgi stadionus, bet į 6 nacijas labai sudėtinga yra gauti bilietus. Tarkim, buvom dabar Autumn Nations, kas vyksta irgi, ten žaidžia Europos komandos prieš atvykusias pietų pusrutulio komandas. Tai į ten bilietus gauti yra daug lengviau ir vis pavyksta kiekvienais metais nuvykti, bet į 6 nacijas vis dar nepavyksta, nebent reikia gal Italiją bandyti kabinti kokią nors, kur mažiau būdavo žiūrimumas, bet dabar, kadangi vėl Italai tikrai neblogai žaidžia, irgi darosi sunku pačioj Romai patekti į stadionus. Apie Prancūziją, Airiją ir Angliją iš vis nėra kalbų, praktiškai neįmanoma. Taip. Tai gal pereinam trumpai prie komandų, apie kiekvieną. Taip, šiek tiek apie kiekvieną. Ko tikėtis, kas buvo praeitais metais, tai gal... Tai gal apie praeitus metus, kad praeiti metai buvo šiek tiek netikėtumų gal. Anglai įveikė prancūzus ir viskas sprendėsi paskutiniam ture, kur prancūzai iškovojo visgi 6 nacijas. Po airių 2 metų dominavimo perėmė pagaliau prancūzai dabar. Ir žiūrėsim, ar prancūzai sugebės vėl tą pakartot 2 iš eilės. Pernai nebuvo Grand Slamo. Grand Slamas yra, kai laimi visas rungtynės. Tai kadangi pralošė prancūzai anglam, negavo to didžiojo titulo. Toliau paskutiniai liko Velsas, neiškovojo nei vienos pergalės. Su škotais beje buvo gana arti pergalės, bet pritrūko. Ir Italai 5, škotai 4. Škotai tikrai labai atrodė, kaip visą laiką pradžioje labai gerai atrodo. Taip. Ir paskui kažkas ten nutinka. Šiemet irgi nusimato viskas labai panašiai, nes pirmos rungtynės jiem labai parankios. Tada 3 liko airiai, 2 anglai ir 1 prancūzai. Pirminėjau prieš tai. Taip, tai gal nežinau, kaip manai, ko tikėtis šiais metais būtent iš tų komandų, taip jeigu trumpai apibūdinant, kas tavo nuomonė gali išsiskirti, gal... Šiaip irgi klausant kitų šalių anglų podcastus, jų pokalbius, tai labai išskiria tai, kad
tai gali būti škotų metai. Visada. Bet visada, kaip sakoma, jie visada it's Scotland's years, bet jie pradeda visada labai gerai. Bet ir, kaip sakiau, jų tvarkaraštis šiemet yra labai geras, nes žais pirmąją Italijoje, tada žais antrą žais pas save su anglais, kas irgi gali būti, ir trečią žais Velse. Tai po 3 raundų tu gali būti gana gerose rogėse nugalėti, nes tada pas tave atvažiuoja vėl prancūzai po pertraukos ir gali airiai. Tai toks gali būti visko, bet kas gali pakišti koją škotam, tai tas sutrumpintas tvarkaraštis. Kadangi dėl to, nes mažai turi gylio. Tikriausiai taip, ir jie turi tom pas juos tas vadinamas backline vėrio žaidėjai yra aukščiausios klasės. Jie turi ir pirmą 8 irgi turi gana neblogą, bet po keitimų, taip, ką matėm Autumn Nations'e, tam rudenio cikle, pirmą kėlinį škotai 21-0 Argentina į vienus vartus, ką nori tą daro. Ir po keitimų išeina škotų pirmas 5 ir tiesiog sugriūna visiškai škotai ir pralaimi rungtynės. Bet iš kitos pusės, kaip jie žaidė su Naujojo Zelandija, tai tikrai buvo mažas skirtumas būtent to, ką... Taip, bet Zelandai irgi netrodė įspūdingai, galima taip sakyti. Atleido trenerį, bet čia per anglus jau tikriausiai, dėl anglų. Tada Velsas vėl neturi, čia trūkstam Domanto, Velso gerbėjo. Krizė, Duobė, bet atrodė, kad jie bando keisti per jaunimą. Vienintelis pozityvas, kas yra, tai kad grįžta Rizemetas. Rizemetas, taip. Ir turėsim pagaliau vėl aukščiausio lygio, tikriausiai žais 15. Kas yra labai įdomu. Iš esmės tai nėra kažkokia jo standartinė pozicija, bet mačiau, kad jis irgi net ir Anglijos Premiership'e. Jo, bandosi daug. Jo, žaidė ir 15, tai ką tai irgi rodo, kad gal truputėlį irgi bando didinti tą visą irgi žaidėjų gylį, gal atverti kitiem kažkokiam žaidėjam, duoti šansus ir panašiai. Tai manau, kad labai daug kas priklausys nuo grumtynių žaidėjų pas Velsą iš tikrųjų. Taip. Nes praeitų metų Britų airių vienas iš 2, man atrodo, žaidėjų Jack Morganas, kapitonas, traumuotas, tai šiais metais negalės padėti komandai. Tai iš tikrųjų didžiulis nuostolis, kaip bebūtų, Velsui tai yra tikrai didžiulis nuostolis, bet, žinoma, ten yra to pasirinkimo ir gylio būtent toj 3 linijai, tai manau, kad ras kuom uždengti, bet žinant, kai tavo kapitonas iškrenta, tikrai taip, ir aš irgi variantų. Klausau, ekspertai kalba, kad tikriausiai Velsas nesirinko pačių geriausių savo žaidėjų, bet rinkosi labiausiai fiziškus žaidėjus. Tarkim, yra žaidėjas 3-4 opcija, bet jis yra fiziškesnis už tą pirmą opciją, todėl rinkosi, nes tikrai bus sunku atlaikyti 3 iš eilės rungtynės, kai tu turi prancūzų ten nenormaliai stiprią rinktinę, kur bando fiziškumu ir perimti, tai tas bus irgi įdomu, kaip tai pasiteisins, nes Velsas bandė pasnius 2 metus per jaunimą, atrodo, visus veteranus jau nuima, duoda jaunimui pasireikšti, dabar vėl labai daug naujų vardų, pusę net nesumatęs, tai labai bus... Žinai, kokią aš įdomų dalyką girdėjau apie Velsą, dabar irgi skaičiau, kad Velsas, bet kažkaip būtent apie Velsą, tas buvo ten straipsnis ar kažkokia tai paragrafas, kad Velsas kartais net bando jauniems žaidėjams, potencialiai talentingiam, duoti kepsą, kad jiem būtų po to sunkiau išeiti į ten, tarkim, už Angliją ar tai už kitas šalis. Šiaip žiauriai įdomus toks dalykas, bet... Jeigu tu automatiškai nebegali žaisti už... Ten gal turi praeiti kažkiek laiko, kažkiek metų, kas, to pasako, žinai, gali nublankti tavo tas kažkoks gal jau, tavo forma ir panašiai, bet šiaip tikrai įdomus dalykas, ką girdėjau, tai kad Velsas bando netgi duoti tą žaidėjų tam galimybę sužaisti už Velsą, kad jiem būtų mažiau, sakykime, noro išeiti kažkur kitur, tai pavyzdys Anglai. O ten sąsajų tarp Anglijos, Velso, Škotijos, tai turbūt,
labai daug ir tai ar seneliai, ar dar kažkas, kas jie tikrai lengvai gali pasirinkti vieną ar kitą šalį. Tai toks įdomus reiškinys, bet pilnai tikiu, kad taip yra iš tikrųjų. Yeah. Gerai, gal užteks apie Velsą, labai daug dėmesio skiriam. Domantas bus patenkintas. Medinio šaukšto komandai, kaip sakant, bet... Taip, tada škotus aptariam. Italai, daug kas sako irgi, kad gal tai italų metai pagaliau. Pasižiūriu, italai pradžioje irgi pirmą žaidžia su škotais. Taip, namie. Namie. Tu gali užkabinti netyčia. Tada, aišku, žaisi Airijoje ir Prancūzijai. Bet ką rodo metai, kad italų pirmas 15-ukas tikrai yra geras. Ir jie gali, jeigu užsikabint kažką, vienas švilpukas net ten, bauda, dabar turi Garbisi sparytoją tikrai gerą, kuris realizuoja smūgius iš kur nori, tai tu negali leisti savo kaip prancūzam, tarkim, ar anglam, negali leisti savo prasižengti net ant 40 metrų linijos, taip. Nes iškart gausi 3 taškus, tai taip. Tas gali labai paįvairinti. Aišku, turim ir greitą vėrį. Kalbant apie italus, ta prasme, šiaip labai taip vertinant realistiškai, jie turi turbūt vieną tokių skambiausių vėrių, iš tikrųjų, nes kai pasižiūrim nuo pat 9 pozicijos iki pat 15, jie turi tikrai vienų geriausių žaidėjų savo klubuose. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia 9 Varney, Exeter Chiefs Anglijos Premiership'e žaidžiantis pradinis numeris 9, ne? Patirties jam 24 metais jau 40 rungtynių sužaistų už Italiją, ne? Garbisi 10. 11 Ioane, irgi pasaulinio lygio Kapuco, 15-14, Melančelo 12. Ta prasme, tikrai kalbant apie apie tos žaidėjus, kurie atstovauja savo klubus, tai yra vieni geriausių savo klubuose. Yra klausimas, kaip susilipdys. Klausimas, kaip susilipdys, bet tada eina kalba apie forwardus, apie grumtynių žaidėjus. Tai iš tikrųjų net ir ekspertai sako, kad vienintelis dalykas, kad ir kaip bebūtų, kai tu išeini su tokia galinga Prancūzijos, Airijos rinktinė, jeigu tu nori padaryti kažkokį tai, kaip pasakyti, nori įveiktas komandas, grumtynių žaidėjai turi atlaikyti tą, sakykime, spaudimą, visą tą gylį, visą tą efektą, kurį sukuria būtent tos stipriosios šalis. O kad jie gali žaisti tiek su ten škotais, tiek su Velsu, tai čia yra net neabejotina. Klausimas, kada jie galės kabintis į tą jau top 3 norimą. Taip. Gal reiktų pradėti nuo top 4 pradžių, bet sako, tai beje, Erasmus minėjo po rungtynių su Italas, kad jie bus antroje vietoje šiemet. Šešiose nacijose, taip. Erasmusas kažką žino. Ir sako, irgi daug kas sako, mes labai nenorim ginčytis su Rasiu, nes Rasis dažnai daug būna teisus. Tai bus labai įdomu pažiūrėti, ką jis ten pamatė iš tikrųjų. Tai, ir tada turim Big Free, kaip sakant, yra pirmi airiai. Irgi daug kas kalba gal, tai kad airiai turi beveik viską, bet neturi pasaulio čempionato pusfinalio netgi. Ir kadangi lieka jau tik tai 1,5 metų iki pasaulio čempionato Australijoje, gal pradės airiai jau eiti link to. Dabar aišku, čia tos yra nacijos dar ne kaip repeticija prieš pasaulio čempionatą, bet tokia jau pradeda treneriai žiūrinėtis, kaip kas kur laiko lieka vis mažiau. Taip, taip, tas turnyras 6 nacijas yra antras pagal svarbumą, pirmas yra pasaulio čempionatas vis tiek. Ir airiai yra duobėjai. Aš manau, kad jie yra tikrai duobėjai. Jie nežino, kas yra jų 10. Ar Kraulis, ar Pendergastas. Nes vienas lyg neformai, kitas labai prastai ginasi. Tai vėl Bondieki gavo disciplininę nuobaudą, 6 savaitės negalėjo žaisti. Tai berods praleidžia pirmus 3 raundus visus, jų pagrindinis centras. Tai iš propsų irgi girdėjau, kad neįtraukti net pirmi 3 svarbiausi pasirinkimai, ima 4 pasirinkimą. Tik būtent pirmo numerio, man aš paminėjau. Pirmo numerio pozicijų. Tai Lūsėdo, atsiprašau. Tai irgi bus labai
kaip sugebės atlaikyti tą, nes airiai pasižymi tuo, kad jie turi labai išreikštus, labai tą siaurą, bet labai stiprią sudėtį. Bet kai reikia žaisti 3 iš eilės ir kai anglai ir prancūzai turi sudėtis, kai pradės keisti 6-2, 6 grumtinių žaidėjus iškart mes nuo keitimo, tikrai bus reikalų. Mas dar irgi svarbu atsiminti, kad praeitais metais būtent nebuvo pagrindinio trenerio Andy Farrell, kadangi jis buvo išvykęs su Britų airių liūtais, buvo pavaduojantis treneris, tai aišku, visumoje vertinant turbūt jiem ir nepasisekė tas turnyras, nes praeitus 2 metus iš eilės jie buvo čempionai. Čempionai, aišku, jie pralošė 1 rungtynės ir jie net tapo 3. Taip, bet aš manau, kad Andy Farrellas sugrįžęs į rikiuotį, jisai yra tą padaręs, jisai žino, kaip tą padaryti ir aš manau, kad jie tikrai bandys įrodyti, kad jie yra verti to čempiono titulo sugrįžti į kelią. Nu taip, žiūrėsim. Beje, tikriausiai tavo pernai metų palaikyta komanda. Airiai, mano komanda buvo praeitais metais, šiandien gal jau ir kitai bus, matysim, bet... Top Sport Casino lažybos. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Gerai, tada anglai. 11 šilės laimėtų rungtynių. Ar bus Grand Slamas? Kad ir kaip bebūtų, anglai, atsiprašau, nėra mano favoritai, bet aš manau, kad jie gali laimėti būtent 6 nacijas. Gali laimėti 6 nacijas ir gali laimėti Grand Slamą ir gali laimėti 3 karūną, tai kad virš visas Britų salyno komandas. Tai manau, kad anglai šiai dienai tai, ką pastatė ir kad matom, kiek atsiranda ir to gylio pas juos irgi komandoje, kaip prieš tai mes galvom, kad kodėl yra, kvestionavo žmonės būtent visą žaidėjų pasirinkimą ir taip toliau, bet dabar matom, kad tie žaidėjai jau paturėjo patirties, jau jie ateina visai su kitokia intencijom ir panašiai. Tai aš manau, kad jie vis tiek į tai žiūri kaip į platformą į pasaulio čempą, kad ir kaip bebūtų anglai, tikrai jiem tikslas yra nugalėti pasaulio čempionate ir tas 6 nacijų būtų... Šiaip įspūdinga yra, kokia yra jaunimo forma. Taip. Polakas, ten paskutinės rungtynės išpenavo, atimė tiesiog kamuolį bėgdamas, pasispyrė, pagauna, atima iš rankų kamuolius, tiesiog nerealu. Ką išdarinėja jie socialiniai medijoje irgi nugali Zelandus ir tada eini šoktų už valandos. Tai tik toko šokius, tai vėl šita naujoji karta, kur mes tikriausiai dar nesuprantam, bet jie atsipalaidauja, jie žaidžia, dirba savo darbą ir viskas. Jiem nelabai įdomu, ką apie juos galvoja. Bus įdomu stebėti anglus, tikrai bus įdomu ir kaip pagalvoji, pirmas rungtynės su Velsu, tikriausiai norima tokių, vos ne kaip finalinių rungtynių, bet jie žais pirmas ir tikrai bus įdomu pamatyti, kiek anglai būtent sugebės, sakykime, įrodyti savo... Taip, bet vienas dalykas, kas gali trukdyti anglam, tai kad jie žaidžia ir su škotais Murrayfielde ir su prancūzais Paryžiui. Tai... Kas tikrai nėra istoriškai jiem palanku. Palanku, taip, Prancūzijai labai sunku jiems. Ten yra sunku, aš įsivaizduoju, kai 80 000 žiūrovų ne prieš tave, tai tikrai yra sunku bet kuriuo atveju, bet taip, teisingai ir būtent kas liečia su škotais. Tai aš tiksliai dabar nepasakysiu, bet man atrodo paskutinės ten kelias varžybas būtent Murrayfielde anglai nesugebėjo laimėti. Aš neatsimenu, kiek paskutinių prieš tai žaistų Murrayfielde, bet ten tikrai statistika aš netgi spėčiau, kad yra vos ne į škotų pusę. Kas liečia paskutinius 4 metus, jo. Gerai. Ir prancūzai čempionai. Tavo komanda? Tikriausiai taip. Ne, šiaip palaikysiu tikrai prancūzus, nes man patinka, ką jie... Aš kaip ir sakiau, nuo ko pradėjau palaikyti, kad jie nežiūri visiškai autoritetų, turėjo tą berods 20
komanda, kur sako, mes čia nenorim žaisti, tokie mėtosi visus. Jaunimas atėjo ir jaunimas pradėjo beveik kaip žaisti. Turi visiškai nerealų gylį ir sugebėti neįtraukti Penau, Fikų ir sakykime, 3 startinių pagrindinių ilgamečių žaidėjų, kurie tikrai nėra... Ir Altritas irgi neįtrauktas, tai labai labai įdomu. Aišku, Dupontas yra ir yra klausimas, kaip atlaikys, kadangi jis turėjo kryžminių raiščių traumą. Žinom, kad viena sunkiausių traumų, po kurios labai sunku grįžti, ypač į tokį sportą kaip regbis. Ir daug kas irgi kalba, kad teisėjai prižiūrės Dupontą, bet tu ne vis laik tą gali daryti. Tiesiog atsitiks kažkas, trauma bus trauma, gaus raudoną kortelę, kažkas ir viskas, bet Dupontas bus sutraumuotas. Tai vėl, ar pavyks prancūzam išlaikyti? Vėl turi jaunimą nerealų, kaip ir sakiau, gylis didelis. Ir žiūrėsim, kaip kas vyksta, irgi tikriausiai ruošiasi jau pasauliui. Irgi norės tikriausiai parodyti. Tai čia vienareikšmiškai, aš manau, tokia ir yra intencija, bet aš šiaip net nelabai mėgstu taip pasilyginti, pavyzdžiui, kaip tu elgtumės, jeigu būtų vieno ar kitoj būtent pozicijoje, tai kaip iš tikrųjų iš trenerio pusės yra sunku pasakyti ne kažkokiem žaidėjim, kaip tu turi kaip tu turi prieiti prie žaidėjų ir pasakyti, kad sakykime, kapitonas nebuvo, kad jisai ten labai blogai žaistų ar kažkur nusižengęs būtų ir panašiai, ir atsisakyti jo ir įdėti, sakykime, kažkokį tai jauną 20-metį į jo poziciją, būtent į 6 nacijų turnyrą. Tai nėra kažkoks tai gal šiaip test mačas ar panašiai. Taip. Tai iš tikrųjų, ant kiek treneriai pasitikė visų procesų, ant kiek ignoruoja visas medijas, nes medija tai yra antraštės. Visos antraštės tai tiesiog išprotėjusios, nes 3 pagrindiniai ilgamečiai, sakykime, taškus pelnantys žaidėjai, lyderiai ir jų nėra, tai kitaip ir turbūt medija ir nesureaguos. Tai aišku, ir kaip tu turi kaip treneris tą atlaikyti, nes galimai gal ir bus nesėkmių, galimai gal ir bus kažkokių tai... Taip, bet gal rizikuoti geriau dabar, likus 2 metam iki pasaulio čempionato, negu kitais metais pradėti rizikuoti, kur tau jau reikia šlifuotis ir tu turi eiti į tą topinę formą. Taip, labai ir iš tikrųjų, kas liečia Bėrio žaidėjus, tai jeigu neklystu, vidurkis 25 metai. Jo, labai. Tai vyriausias Dupontas ir centras Mafų. Tai jie, man atrodo, yra Dupontas 27, 28, o Mafų tas irgi 25 gal kokie ar panašiai. Tai Dupontas kelia tą jau... Jau veteranas? Jau veteranas, jau kelia tą vidurkį į priekį, o kiti ten 20... Dupontas 6, tai 29 metų. Tai tai jisai vyriausias Vėrio žaidėjas, o ten kiti, sakau, ten 20-21 metai. Tai kas yra iš tikrųjų ir daug debiutantų. Taip, tai vėl bando šiek tiek atsinaujinti, apsižvalgyti, nes čia turnyras, kur jau reikia žaisti, jau negali palaukti, kaip sakyti. Teisingai, gal prieinam prie... O ką? Ne, tai gal, ką palaikom tu? Palaikai, taip. Tai ką tu palaikai? Aš palaikysiu prancūzus vis tiek, bet norėčiau, kad škotai, kaip ir pernai, boring. Kaip škotai vėl... Aš tikrai tikiu tų škotų talentų. Aišku, gaila, jeigu jie sugebės pirmą pusę tai padaryti, kad jie antroje pusėje sugebėtų atlaikyti, tai bus tikrai labai įdomu. Jeigu... pamiršau, užkrito vardas. Kieno? 10 škotų. Russellas. Russellas, jeigu žais savo pikinį regbį, tai irgi jau netoli jam pabaiga, tai jis turėtų pradėti galvoti apie titulus. Jau dabar turėtų jau pabaiga netoli. Tai turi irgi galvoja, Kinghornas, turi nerealų vėrį, bandys kažkaip... Bet visi kažką turi, bet... Ir galima sakyti, kad škotai mažiausiai yra atsinaujinę
Jie su daugiausiai patirties, tų 6 nacijų tokiam, kur ten prancūzai, airiai neturi ką daryti, tiesiog jie turi naujintis. Prancūzai va sugalvoja, kad mes, keičiam, ruošiamės kažkam naujam. Anglai jau irgi jaunimo pritraukia, o škotai žaidžia su tą sudėtim veteranų, galima sakyti. Bet aš manau, kad galbūt tai yra, žinau, kad pas juos trūksta žaidėjų. Tai gal ir tas, gal ir yra, neturi tokio lygio jaunimo, gal ne iš... Būtent, tai čia šiaip iš tikrųjų yra geras momentas, ką tu palėtei, biškelį nukrypom nuo temos, tai Lietuvos regbio rinktinės žaidėjas Marius Tamošaitis, kuris žaidė Škotijoje labai ilgai, yra tekę su juo kalbėti ir, pavyzdžiui, ką jis sako, kad numažėja gylis Škotijoje. Jeigu turi kažkokių, tai jeigu tu esi jau talentingas, turi kažkokių šaknų Anglijai, tu gal net, sakykime, gali rinktis ir ten atstovauti Angliją, kaip pavyzdys, ar ten dar kažkur, bet tas mažėjantis galbūt jau srautas tų jaunų kažkokių talentingų žmonių, jisai mažėja. Jisai kaip grumtynių žaidėjas, jisai žaisdavo, aš tikrai nebeatsiminsiu komandos, bet jis žaisdavo ten Škotijoje aukščiausiam tam lygiai, apart tų 2 komandų, tai Glasgow Warriors ir Edinburgo. Ir jisai sakydavo, kad Glasgow žaidėjai ateidavo pasistumdyti kartu grumtynėse ir iš tikrųjų būdavo taip, kad tie rinktinės žaidėjai būdavo netgi kartais gal ir nurungiami tų, sakykime, klubinio jo regbio. Tai, ir ką tai rodo, tai kad gal mažėja tas kažkoks gal ir regbio įdomumas, kartų kaitos ir panašiai, tai čia galbūt ir ta problema. Taip. Bet gerai, grįžtam prie... Tai tikrai norėčiau, kad škotai bent antrą vietą, ir laimėtų tikrai nebūtų gaila. Laimėtų kažkokius didesnius mačus, bet pastoviau, ne tai, kad nugali anglus ir tada 5 pralošė. Pernai, aišku, pasisekė tik tai Velsą ir italus nugalė, bet žiūrėsim. Tikrai palaikysiu, būsiu už škotus. Patinka žaidimas tas, kur nepaiso jokių autoritetų ir varo kiaurai. Žinom, ką Domantas palaiko, aišku, Velsą, kaip visada. ir nežinau, Domantai parašyk, ką nors, sureaguok kaip nors, kokį šiemet nori... Parašyk, sureaguodamas 1000 įspaudimų. Kaip šiemet bandysi Velsą prikelt, suerzinti tėvą. Ir gal apie ateinantį savaitgalį tada. Nu, tai ką aš palaikau? Tu sakai palaikai, airis. Nu, aš dar daug galvojau, iš tikrųjų. Šiaip tais, ne... Jo, aš galvojau gal ir apie anglus, iš tikrųjų, bet man įdomu bus juos stebėti, bet kažkaip nėra, kad aš juos palaikyčiau. Tai aš turbūt irgi lieku prie tokio savo nuobodesnio varianto, tai airiai. Ja. Bet... Nelabai tikiu gal, kad jie laimės šiais metais. Taip sakykime, jo atvirai, jeigu reiktų statyti viską ant kortos, aš palaikau airius, bet aš nestatyčiau, kad jie laimės. Tai va. Tai va, tai ir susitinka tada mūsų iškart. Iškart susitinka. Pirmas, gali būti, kad tai bus Deciders. Nori lažintis? O, iš 1000 atspaudimų. Pamantai. Tai pirmas ketvirtadienį, kaip ir minėjau, prasideda Prancūzija, Airija, Paryžiui. Ką manai? Nu, įdomu iš tikrųjų. Nu, tai, manau, kertinis momentas ir bus, tą, ką ir silietėm, būtent grumtynės. Tas, kaip atrodys, ta pirma linija. Kaip Airija su 3-4 variantais jo ir kas bus airių 10 numerių, nes prancūzų kaip ir turbūt aišku, ne? Ne, bet Dželibertas sako, labai gerai formoje ir manoma, kad gali sako, kad Ramosas vis tiek bus 15 tikriausiai, o Dželibertas bus... Nu, taip yra, diskutuojama. Nu, tai pamatysim tarp ant trečiadienį arba antradienį tikriausiai. Jo, bet aš manau, kad kadangi šioje dvikoje tikrai palaikau airius, tai manau, kad airiai laimės. Manau, kad laimės rezultatu 17-12. Su bonusu. Gerai, tai iš ko? Iš ko? Iš eketės? Iš mašinos? Iš Toyotos? Iš eketės? Nu, davai. Tai ketvirtadienį turėsim rungtynės ir kas laimė, tas filmuoja, o kitas lenda į pasimaudyti.
Po rungtynių. Po rungtynių, ne ketvirtadienį, bet tikriausiai savaitgalį. Nu, gerai. Informuosim, kaip matysit, kas. Tai aš už prancūzus. Sakau irgi tikriausiai, kad laimės, sakykime, mažiau nei vieno žeminimo skirtumo, bet bus rezultatyviau. Tai 22-25 prancūzai. Tikrai laukia gera kova ir viskas spręsis realiai per grumtynės. Tada turėsim italų škotus. Škotai. Taip. Romoj. Tai vėl viskas italam gera proga užsikabinti iš karto pergalę ir įrodyti, kas yra kas. O škotam gera proga pradėti vėl, kaip ir sakau, kilt. Čia palaikysiu škotus. Labai įdomus pirmas raundas, ne? Taip labai... Jo, pirmas ir paskutinis. Labai bus, įdomus. Italai škotai bus dabar... Kas manai laimės tarp italų škotų? Škotai tikriausiai. Sunkiai, bet manau, kad laimės škotai. Sakau, kad bus 12-21. Tu? Nu, aš manau, kad italai gal, kad taip... Tu sakai škotai, kad laimės. Jo, aš sakau, kad italai laimės. Irgi kokiu, nežinau, labai mažus skirtumus. 19-16, pavyzdžiui. 19-16, jo. Okay. Manau, kad bus labai. Ir paskutinė Twickenhamas, Anglai Velsas. Čia gal šiek tiek mažiau įdomus. Aišku, įdomu dėl Velso, ką sugebės parodyti ir kiek bus susivedę Anglai. Aš manau, kad irgi žaidžia momentas, pirmas rungtynės. Taip. Irgi media kalba, kaip Anglai susigaudys tą. Velsas neturi ką prarasti tikrai. Tai žiūrėsim, kas bus, kaip ar pavyks Anglams. Ir aš manau, kad Anglai čia nugalės tą pirminį jaudulį ir sakau, kad bus 33-5. Aš norėjau sakyti 33 irgi, bet nežinau kodėl, bet kažkaip surezonavo. 33-5, nu gerai, aš spėjau koks 29-12, kad laimės Anglai. Duodi daugiau žeminimų? Jo, duodu, kad pelnys Velsas, bet nemanau, kad laimės iš tikrųjų. Ne dėl to, kad nuvertinu, bet dėl to, kad tikrai jie duobė ir įdomu, kaip visas tas dabar atrodys jų. Būtent žaidimas pirmais metais. Pirmas rungtynės šiais metais. Tai va, o gal tada, nežinau, pabaigai, žiūrovai. Kaip ir pernai turėjom spėliokit ir kiekvieno raundo rezultatus. Bus kažkokie mini prizai. Jo. Už kiekvieną raundą sumuosim. O vis tiek yra tas didysis prizas. Vėl atspėti reikia nuo 1 iki 6 vietos, išdėlioti visus pagal eilę ir šiemet pridedam dar vieną, kad parašykite, ar bus Grand Slamas, ar nebus Grand Slamo, tai tas šiek tiek paįvairins, nes pernai turėjom berods tik tai 2 vietas teisingas ir turėjom rinktis iš to, kuris pirmiau parašė, tai gal bus dabar kas nors parašysit Grand Slamas, ne Grand Slamas, tai dar praplėsim šiek tiek. Tai laukiam nuo 1 iki 6 ir... Taip, tai irgi pakomentuokit po mūsų video, paspauskit patinka, subscribinkit ir... Ir pabaigai tu savo 6. Pasakyk, kaip įsidėlios. Gerai, aš esu užsirašęs, šiaip tai kompas sugedęs, tai užšalęs, tai mano spėjimas nuo 1 iki 6 tai yra Anglai, prancūzai, airiai, škotai, italai, Velsas. Ir aš manau, kad Anglai gali laimėti Grand Slamą. Okay. Tai mano toks spėjimas. Gerai, aš tada sakau, kad prancūzai, škotai, anglai, airiai, italai ir Velsas. Velsas su nuliukais, bet tikėsimės, kad bus geras turnyras. Ir visgi, sakau, tikiu škotais. Tu palaikysi airius, bet dedijosi 4 vietą? Jo, šiaip nežinau kodėl. Jo. Oho. Aš kažkaip
Nu, aš palaikau tiesiog kaip palaikai, komanda. Aš nenoriu būti biased, kad rodyčiau savo ego, kad laimės airiai, nors tai tuo net netikiu, žinai. Bet šiaip komanda aš palaikau airius, tai bus įdomu. Gerai, tai. Ką dar kartelis, ačiū mūsų partneriam, Autotoje, užsukit, apsilankykit, nusipirkit mašiną ir bus viskas gerai. Taip pat Top Sport, mūsų partneriai, ačiū jiems, ačiū visiems, kurie prisidėjo. Taip, remia. Taip. Tai taip, ir kaip sakėm, laikinkit, shareinkit ir subscribinkit video. Ir būtinai prabalsuokit visą didelį, pirmą šešetą ir savaitgalio rungtynės ir susitiksim kitą savaitę.